Įgyvendinus projektą Laipiojimas Kauno miestui Kalniečių parke greta treniruoklių nuo šiol stovi ir laipiojimui skirtas akmuo. Ir miesto valdžia ir idėjos autoriai tiki, kad čia laisvalaikio forma susidomės ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Pirmosios statinį išbandė mergaitės, o po jų į laipiojimo sieną kopė ir politikas. Nuo šiol Kalniečių parke galima ne tik aktyviai treniruotis, bet ir laipioti. Mat įgyvendinus projektą Laipiojimas Kauno miestui, kuris dalinai finansuotas ir savivaldybės lėšomis, aktyvaus laisvalaikio praleidimui šalia treniruoklių išdygo ir akmuo siena, kurią jau sėkmingai išbandė ne tik vaikai, bet ir politikai. Tai tikrai įdomus užsiėmimas vaikams, jaunimui, tarp kitko ir vyresniems, kurie turi pakankamai fizinės jėgos. Rankytės ir kojytės skauda turbūt. Neskauda. 25 000 litų kainavusi projektą bandyta įgyvendinti Ąžuolyno parke. Deja, paveldo sergėtojams minėta vieta laipiojimo akmeniui pasirodė netinkama. Vieta mums labai tinka, iš tikrųjų labai gerai, kad yra aktyvi zona, būtent mums paskyrė šitą parką ir pasportavus čia ant treniruoklių galima iš karto eiti laipioti, tai labai gera vieta, galėtų būti visuose parkuose Kaune taip. Aš siūlyčiau ir jeigu kiti kolegos pritartų, kad tokie akmenys būtų kiekvienoje seniūnijoje. Tai jau a priori, iš anksto aš galiu pasakyti, kad tai pasitvirtins, pasiteisės. Įveikti Kalniečių parke naujai įrengtą laipiojimo akmenį pirmiausiai suskubo mergaitės. Tada akivaizdu, jog kauniečiams laipiojimo pramoga nėra nauja ir nežinoma aktyvaus poilsio rūšis. Darželė atsirado toks skelbimas, kas norėtų laipioti, tai aš su tėčiu pabandžiau ir man patiko. Kalniečių parke įrengtas akmuo laipiojimui kol kas Kaune pirmas. Naujienose trumpai.